Ir mūsų pagrindiniai pažadai yra 5. Pirma, tai yra įvykdysime Vilniaus miesto strateginėme plane numatytą siekį, kad 2020 metais Vilniaus miesto gyventojai uždirbtų vidutiniškai 6400 litų. Antra, mes tikrai sumažinsime šilumos kainą 20% ir Vilniaus miesto šilumos kaina bus mažiausia Lietuvoje. Trečia, mes norime, kad Vilnių būtų galima atvykti mūsų svečiams ir kad vilniečiai galėtų keliauti. Todėl sieksime, kad kartu pritraukiant privatų kapitalą, bendradarbiaujant be abejo su vyriausybė ir norėtume atkurti bazinį oro vežėją, kurį sąlyginai vadiname Air Vilnius, nes tikrai nėra normalu, kada iš Rygos yra 107 kryptis tiesioginių skrydžių, o iš Vilniaus šiuo metu yra tik tai 18. Toliau mes tikrai iš karto apšviestume Vilniaus miesto gatves, nes Vilniaus sostinė šiuo metu garsėja kaip viena iš tamsiausių sostinių Europoje. Na ir be abejo mes turim skirti didžiulį dėmesį susisiekimo patogumui ir mūsų vienas iš pagrindinių siekių, kad per 4 metus pasiektume, kad Vilniaus miesto gyventojai į darbą galėtų atvykti nuo 3 iki 30 minučių maksimum. Taigi tai yra konkretus mūsų pažadai, kurie turi labai konkretų matavimo būdą, nes bus galima visą laiką pasakyti, mes tos pažadus įgyvendinam ar ne.